Mes visi žinome, jog iPhone 7 tapo viena perkamiausių Apple prekių iš viso visoje istorijoje. Ir aš supratau tai, kai man teko jį nusipirkti. Atėjau iki Apple Store ir pamačiau didžiausias eiles iš pat ryto, kai tik prasidėjo pardavimai. Kas buvo labai įdomu, kad iPhone 7 Plus jie turėjo tik vieną. Ir jisai pas mane ant stalo. Bet aš žinau, kad daug iš jūsų nori jį galbūt įsigyti arba galbūt tik tais apie jį gali svajot. Bet šiandien aš norėčiau padaryti tokį video. Kas atsitinka, kokie yra mano įspūdžiai po mėnesio su iPhone 7. Tai kad dabar mes apie tai būtent ir pasikalbėsim. Šiandien mes pakalbėsime apie jį kaip apie tą topinę telefoną. Kas čia yra geriau negu tas buvo? Ir ar verta pasikeis būtų savo iPhone 6s Plus, iPhone 6s į iPhone 7 arba į iPhone 7s Plus. Visų pirma, pakalbėkime apie jo minusiukus. Baterija laiko ne ant tiek ilgai, kiek man norėtųsi, kadangi dažniausiai kraunu telefoną ryte ir vakare ten jau būna -1% ir išlaikyti jo visą dieną su pilnai naudojimus yra labai sunku. Gal dėl to, kad čia yra TRAM 2 GB modelis, kadangi jau mačiau porą sulyginimų su 128, 256 GB bei 32 ir jie yra greitesni, tai dideli gigabaitai. Bet tai yra kažkaip labai keista, kad toks telefonas 2017 metais beveik laiko nepilną dieną, tai yra kažkas nelabai tokio faino. Toliau, nusipirkus tik tais telefoną, kai buvo tai mano atvejai prieš mėnesį, ant jo nebuvo jokių dėkliukų. Dėkliukai atsirado tik tais po mėnesio, dabar atsiranda ir yra jau praktiškai visur, bet kaip man telefoną nešiot prieš mėnesį? Aš perku telefoną už 1000 eurų ir galiu jį subraižyti, nes negaliu kaip apsisaugot. Yra taip, aišku, nusipirkau tą pačią dieną dėkliuką nuo iPhone 6s Plus, bet kamera neapsaugo. Aišku, jį nesusibraižė, nes stengiausi kuo atsargiau tai viską laikyti, bet iš tiesų yra kažkoks nemalonus dalykėlis, kad Apple negali tuom pasirūpinti. Trečias minusiukas yra kažkokie garsai. Nežinau, ar pas mane jie būdavo, ar dar kažkas, bet irgi stebėjau YouTube, stebėjau kitus, ta prasme, žmonės, kurie turėjo jos, kurie sakė apie jos, kalbėjo. Ir yra kažkokie garsai tuo metu, kai daug darai kažkas telefonu. Pavyzdžiui, įjungi kokį nors žaidimą, įjungi browserį, įjungi YouTube, tai viskas veikia vienu metu ir po to žiūri, po tai prie ausies galima pridėti ir kažką išgirsti. Aišku, manęs tai nelabai kažkaip domina, ta prasme, telefonas veikia, jis nelūžta ir viskas ok. O kažkokie garsai gal kažkam jie ir trukdytų, bet šiuo atveju man jie netrukdo, netgi jeigu jie ir yra. Toliau sekantis minusas būtų toks. Kaina. Gaila, kad jie nepadarė 16 GB, kadangi jie tikrai žino, kad 16 GB versija yra prieinama kiekvienam. O čia yra dabar tik 32. Taip, sutinku, kad 16 GB yra per mažai. Taip, pats turėjau pliusą 16 GB ir tikrai buvo per mažai gigabaitų, bet 919 eurų, tai yra mažiausia kaina už pliusą, manau, kad yra mažai kam prieinamas. Aš pats taupiau ant jo, ta prasme, ne ant tiek ilgai, ne ant tiek trumpai, bet teko tikrai pataupyti ir kažkiek išdėti savo pinigų jiems ant stalo, kad nusipirkti šitą telefoną. Taip, jis yra geras, bet aš manau, kad kaina būtų 100 eurų mažesnė, būtų tikrai daugiau pirkėjų. Toks dar vienas niuansas, tai nėra minus, nėra pliusas, bet visą laiką jūs visi sakot, kad Lietuvoje yra krizis, Lietuvoje trūksta babkių, Lietuvoje nieko absoliučiai negalima nusipirkti, nes tu uždirbi per mažai. Žmonės, klausykit, aš stovėjau pačią pirmą dieną prie Apple Store, ten stovėjo 100 žmonių eilėje lietuviai. Ir pirko ne po vieno, netgi būdavo, kad po 2 iPhone 7, ne pliusus, nes jų daugiau nebeliko, nes aš nusipirkau, viskas nėra. Bet 7 iPhone'us po 800 eurų pirko ir sakė, kad dar krizis. Wow, aš šitą nepagaunu, tai kad čia nėra minus, nėra pliusas, bet tai yra keista situacija. Toliau pakalbėkime apie pliusus, nes nėra čia vien minusai. Pliusai, kad viskas gerai groja. Ta prasme, yra stereo dinamika, tai reiškia, kad garsas išeina pas jūs iš šito speakerio, taip pat ir iš šito speakerio. Čia yra mikrofonas, čia yra speakeris. Tai, kad garsas yra tikrai, wow, kažkas įspūdingo, kom galima pasidžiaugti turint šitą telefoną. Kamera. Anksčiau buvo 10.0 versija, iOS 10.
Buvo blogai, nes kamera negalėjo kažkom tokių pasižymėti, ko neturėjo kiti telefonai. Dabar išėjo 10.1 versija ir yra toks dalykas kaip portrait modas. Reiškia, kad pas jūsų, tarkim, jūs fotografuoja, jūsų veidas lieka ryškus, o visas backgroundas būna užblūrintas. Ir šita funkcija man iš tiesų labai patinka, kadangi pripratau ir fotkės tikrai gražesnės. Ant 7 iPhone to nėra, tik tais ant pliusų, vien dėl tos dvigubos kameros. Taip pat yra stabilizacija. Aš, pavyzdžiui, kiek nors dviračiu važiuojat ir pas jūs dažniausiai va taip ranka kratosi, čia visas tas kratimasis sumažėja ir vaizdas lieka labiau stabilus, kas irgi labai fainai. Toliau greitis. iPhone 7 Plus nuo iPhone 6 Plus skiriasi 2 kartus. Reiškia, kad jis yra 2 kartus greitesnis ir tikrai tai yra matoma, kadangi daug draugų turi 6S iPhone, 6S Plus ir 6 iPhone ir tikrai matau, kad jis yra greitesnis ir nenoriu jį pakeisti jokį telefoną, netgi ir su priemoka, nes tiesiog neapsimoka, nes tai yra vienas geriausių telefonų šiais metais ir iš jais kada nors egzistavę, kurie anksčiau. Išėjo Pixel telefonas, kuris stebino savo greičiu, stebino savo parametrais, ten yra labai daug ko įdėta į vidų ir daug ramų ir daug visko, bet ten yra Androidas. Androidą negalima lyginti su Apple, netgi jeigu man duotumėt šiuo metu Samsung S9 arba iPhone 7, tikrai pasirinkčiau iPhone, kadangi turėjau aš ir S6 Edge, pirkau naują įsipakuotą iš salono, po 3 dienų man prasidėjo lagai. Kaip? O po metų naudojimus iPhone'ų lagų jokių nebuvo. Tai, kad tikrai negalima lyginti Androidą ir iOS. Mano netgi draugai turėjo prieš porą savaičių Samsung S5, abudu draugai turėjo tokius pačius telefonus. Sakė, oi, tie iPhone'ai čia yra tik kietumas, čia yra tik babkių švaistimas ir viskas. Spėkit, kas atsitiko. Tada, kai išėjo iPhone'as, jie užrezervavo iPhone 7 plus 256 gigų už štuką 100 eurų ir dabar sako, kad ryškia, mes klydom. Mes klydom, iPhone iš tiesų yra kažkas. Tai, kad rimtai, verta pagalvoti, verta pataupyti pinigėlius ir įsigyti normalų device, kadangi Android yra, gal kažkam jis patinka, bet pabandžius iPhone, pabandžius iOS, pabandžius jo prastumą, jo greitį ir kad čia nėra jokių nereikalingų funkcijų, tikrai jūs, manau, pasirinksite iPhone'ą. Nors tai būtų 5, 6, 6S, 5SE, 7, 7 Plus, nėra skirtumo. Tikrai Androidas bent jau man ir daugelį tie, kurie perėjo nuo Androido iki iOS-o, jiem labiau patinka iOS-as. O dabar pasakysiu vieną didžiausių minusų. Taip, anksčiau aš to nepastebėdavau ir man tai buvo kažkaip reikalinga, bet būdavo tokių atvejų. Klausau muziką, iškraunant telefonas per ausinės. Ką daryti? Nieko nedaryti, išjungti muziką, telefoną pakrauni pilnai, tada galima vėl klausytis muzikos. Aišku, nelabai faina, bet yra aišku, kaip iš šitos situacijos išsigelbėt. Vien dėl to, kad galėčiau krauti savo šitą iPhone'ą, kur yra tik vienas džekas, ta prasme, krovimo, viskas. Muzikos klausyti negalima, bet galima naudoti wireless ausinės. Čia yra Beat Studio wireless ir jos man labai patinka, kadangi aš galiu užsimest Bluetooth'ą čia, klausyti muziką ir krauti telefoną vienu metu. Kažkaip jie nepagalvojo, aišku, Apple nori kokių nors inovacijų įvesti savo biznį, gal nori kažkokių marketingo tokių ėjimų, kad daugiau pirktų, kad wow, čia nėra to, nors pabandysiu, gal man patiks, gal man nepatiks. Tai jie bando tikrai ir galbūt sekasi, aišku, man čia nėra kažkas tokio, kad o dieve, čia nėra dviejų džekų, kažkiek negaliu klausyti muzikos ir negaliu krauti. Ne, aš turiu wireless ausinės, kad kainavo irgi nemažą pinigėlių sumą, bet manęs tai kažkaip nelabai liečia stipriai, bet daugeliui tai yra tikrai didelis minusas. Dar grįžtant prie tos temos, dėl spalvų liko visos tos spalvos, beveik įsidėjo 2 naujos spalvos, vietoj Space Gray dabar yra Matte Black ir vietoj nieko dabar yra Jet Black, tai yra visiškai nauja spalva. Labai gaila yra tas, kad ji yra prieinama tik tiem, kas perka daugiau negu 128 GB modelius, o kitiem, kas perka šiam 4 arba 2, tokios versijos nėra. Tai yra labai gaila. Taip pat dar viena naujiena, kuri mane nustebino, tai nėra nei pliusas, nei minusas, tai yra tiesiog naujiena, kurią jie turėjo padaryti jau galbūt netgi seniau ir kuri man labai patinka. Kad telefoną savo draugams jie sako, daug man neatrakint. Na gerai, atrakina ir sako, wow, pas tave visą pačią ekraną juda. Aš sakau, ne, čia yra tiesiog naujas mygtukas, kuris yra sensorius. Čia nėra normalaus mechaninio mygtukas, yra tiesiog sensorius. Ir jį liest, tiesiog va, šitą mygtuką paliest, tai jau yra kažkas. Ir iš tiesų, kai aš nusipirkau, aš visą laiką kažkur eidavau, išeidavau, nes
iš tiesų jį palies yra tai, kad va dar tokia naujiena, kuri yra labai įdomi ir labai faina. Tai, kad kažkur po mėnesio naudojimuose iPhone 7 Plus galiu pasakyti vieną dalyką, kad aš jo nekeiščiau į nieką. Jeigu pas tave dabar iPhone 6s, 6s Plus, dar palaukčiau 8, kadangi kitais metais bus 10 metų po to, kai išleido pirmą telefoną ir nemanau, kad bus iPhone 7s. Galbūt bus iPhone 8 arba netgi iPhone 10, kadangi 10 metų, 10 skaičius gal kažkaip sužais, aišku, maža tikimybė, bet gali būti visko. Taip pat ir nemanau, kad bus S versija, bus iš karto 8 versija ir tai bus kažkokia bomba, kadangi jie tikrai tam ruošis, tikrai tam gerai pasiruoš ir aš tikiu, kad rugsėjo pradžioje aš galėsiu išbandyti iPhone 8 arba 10 arba ten kažkurį, kurie jie išleis ir tikrai bus faina. O grįžtant prie to, ar verta pirkti iPhone 7, jeigu pas tave iPhone 6, iPhone 7 tau būtinas. Jis yra 2 kartus greitesnis, netgi galbūt 3. O 6S į 7 yra dar apie ką pagalvoti. Jeigu pas tave yra nereikalingų pinigų, taip, okei, tu galėjai pasirinkti ir viskas. Aš pasirinkau vien dėl to, nes man patinka naujienos, man patinka turėti kokybę savo rankui ir nėra skirtumo, kiek tai kainuoja. Jeigu tai verta savo pinigų, taip. Tada aš tai paimsiu, nes telefonas yra mano gyvenimo dalis, aš per jį skambinau, naršau, žaidžiu kartais žaidimus, kai nėra ką veikti, žiūriu filmus, per didelį ekraną pliusą, tai labai patogu. Tai kad iš tiesų buvo bent jau man verta ir aš perėjau nuo iPhone 6s Plus iki iPhone 7 Plus, tikrai yra fainai. Tai kad aš manau, kad paleido gerą produktą. Tikrai geras produktas ir nėra čia ką tokio sakyti, kad ne, tiesiog bando kažkaip mums pameluoti, kad tipo kažkoks naujas produktas, bet kur nieko nepasikeitė. Ne, čia pasikeitė. Tikrai jaučiasi skirtumas ir įsijungimo, netgi kai telefonas būna išsikrovęs, įjungi telefoną, tai vyksta daug greičiau. Tai kad verta. Ir muzika gerai groja, ir ekranas ryškus, ir viskas, okei, aišku, baterija. Galbūt tiesiog aš nemokėjau pakrauti iš pat pradžių, kai aš jį nusipirkau, gal per daug kroviau, gal per daug iškrovinėjau, nežinau, bet asmeniškai man jis laiko nelabai ilgai. Bet telefonas iš tiesų vertas dėmesio. Baigiam su tuo. Ačiū visiems, kad pažiūrėjot. Kaip supratot, šitam kanale nebus tik tai su kokie nors vlogai. Čia bus mano gyvenimas, ką aš mėgstu daryti, apie ką aš galvoju. Taip pat bus galbūt apie vape stuffą kokią nors temą. Čia nebus apžvalgos, bet čia bus kažkas apie vape stuffą, gal kažkas apie, pavyzdžiui, tokį kompą, Apple, gal kažką pakalbėsim. Planuoju pats savo nusipirkti naująjį MacBook Pro, tai galbūt jį pažiūrėsim, daug tikrai bus visko įdomaus. Ir ačiū Jums už like, subscribe ir comment, jų yra, ir 200 subscribe per 2 dienas yra super. Tai kad dar kartą Jums, mėly žiūrovai, dėkoju, o mes šiandien pakalbėjome apie iPhone 7 Plus, tikiuosi Jums patiko ir iki.